pas mus Kaune apsilankė Selas, paskui savo Facebooko paskyroje dalyjosi įspūdžiais, kad jis tapo kauniečiu po koncerto. Kaip jūs jaučiatės? Ne, matot, aš galvoju, kad tokiais atvejais tokie pareiškimai būna tik tai, kada yra nelaimė. Žinot, pavyzdžiui, koks nors, ten sakysim, praeina tornadas ar tsunamis, tada mes galim sakyti, kad šiandien mes esam visi filipiniečiai. Ir, pavyzdžiui, kai nukrenta Lenkų lėktuvas su prezidentais, galime sakyti, kad šiandien mes visi Lenkai. Aš kiek šiandien žiūrėjau į Kauną, Kaunas netrodo, kad išgyvena kažkokią tragediją. Aš tiesiog jaučiuosi būdamas tas, kas esu, bet lietuvis kaip ir visi kiti. Šiaip jau tai tiesiog, Kaunas, mums šiaip paprastai sekasi su Kaunu. Kiek mes turėjom koncertų, tai visada kažkaip labai pataikydavom ant labai geros publikos.